chebra nupizdino dviratį. Vat čia buvau palikęs dviratį. Vat štai šitoj vietoj buvau palikęs dviratį. Nupizdino dviratį. Nupizdino dviratį. Čia dviračio nėra. Čia dviračio nėra. Karočia, iš manęs nupizdino šerba praeitą savaitę dviratį. Tai va, nupizdino mano dviratį. Tenais jo nėra. Ten irgi. Tai va, iš manęs nupizdino dviratį. Ką aš galiu pasakyti? Dabar taip. Motina man pasakė, kad jinai man gali nupirkti dviratį tik su tokia sąlyga, kad aš jį turėsiu kur palikti. Motina pasakė, kad jinai man gali nupirkti dviratį tik su tokia sąlyga, kad aš turėsiu jį kur palikti. Kaip matot, gyvenu aš bendrabutį ir neturiu vietos, kur galėčiau palikti dviratį. Bendrose patalpose dviratis bus pavogtas, o savo kambarį vietos, mano kambarį dviračių vietos nėra. Mano kambarį dviračių vietos nėra. Aš neturiu nuosavos patalpos, kurioje galėčiau laikyti dviratį. Dėl šitos priežasties jums sakau, aš dviračio neturėsiu. Aš dviračio neturėsiu, nes neturiu kur laikyti dviratį. Davai. Nu vakarosi, blėt. Apgavo mane. Apgavo, blėt. Čia, žinai, va. Suodžiau kodą. Kodas teisingas. Tai, blėt, apgavo svoločius, blėt. Svoločius, blėt. Apgavo mane. Pasirodo, tokios siuntos net nėra. Apgavo mane, blėt. Aš turėjau važiuoti kitą miesto galą, mane apgavo. Apgavo, blėt. Kitą kartą nahu niekur nevažiuosiu, blėt. Tas Deivis iš Facebooko mane apgavo. Kitą kartą aš niekur nevažiuosiu. Kitą kartą niekur nevažiuosiu. Daugiau siuntų nepriimu. Viskas, siuntų man nesiunčiat. Suprat? Daugiau siuntų netikrinsiu. Aš daugiau siuntų netikrinsiu. Ką nori tą darykit, aš siuntų nesiminėsiu. Blėt, pasakė, pristatė, žinai, sako, pristatė tu siuntą. O čia, blėt, pasirodo, apgavo mane. Mane apgavo eilinį kartą. Vėl apgavo dėl siuntos. Tai va, grįžau iš matricos myto. Nu ir ką, tu galvoji? Žinai, grįžau, pirma mintis. Pirma mintis yra tai, kad man reikia išgerti vaistus, ne? Bet žinai, kas buvo? Žinot, kas buvo? Kad, blėt, aš pamačiau, jog pas mane butelis dingęs. Buvau čia padėjęs geriamo vandens butelį. Gaja. Išgėriau gają ir buvau čia pasidėjęs butelį. Šičia. Ir, blėt, ateinu. Galvoju, blėt, vaistai, žinai, reikia gerti. Žiūr, blėt, butelio nėra. Supranti? Žiūr, aš dar ryte buvau pasidėjęs butelį. Supranti? Aš dar ryte turėjau butelį. Prisimenu, kaip pyliau vandens. Tai nuėjau virtuvę pasižiūrėti, žinai, prisipyliau vandens, pasidėjau, grįžtu po visos dienos į bendrabutį, žiūriu, blėt, nėra vandens, nėra butelio, žinai, blėt, gal kas čia perku, ne? Ir dar kitas dalykas, žinai, dar yra tai, kad aš turėjau tokias kelnes, va šičia, va, žinai, yra šitos kelnes, yra va čia kelnes, ne? Ir čia yra keistas užtrauktukas. Kas buvo? Kol aš laikiau kelnes savo spintoj, kažkas, blėt, atėjo ir sulaužė užtrauktuką, supranti? Kažkas atėjo ir sulaužė užtrauktuką, tai va. O šiandien noriu pasakyti, kad palikau butelį, grįžtu po visos dienos, po 8 valandų kažkur, po 8-9 valandų grįžtu, žiūriu, blėt, nėra butelio. Vaistų negaliu išgerti, žinai. Reikia piltis vandens. Užpraeitą savaitę, ar praeitas, pala, kada čia buvo, užpraeitą savaitę, žinai, man rovė dantis, aš po dienos dariausi arbatą ir, blėt, arbata kažkokio šūdino skonio, suri kažkokia, blėt, žinai, suri arbata, blėt. Ir aš ką išsiaiškinau, kad iš šitą kibirą buvo kažko pripilta, bet tai čia nesmė, uždokumentuoju. Nuo šitos vietos dingo butelis mano kambarį ir kadaise ten prieš kelis mėnesius, žodžiu, nešiau siuvyklą šitą kelnes, kad man pataisytų kišenes ir pamačiau, kad sugadintas užtrauktukas. Tai va, dingęs butelis,
užterštas vanduo, sugadintas užtrauktukas, tai blėt. Nu nežinau, man pasakė uždokumentuok, žinai, bet blėt, pizdės, kas čia darosi bendrabutį. Dingsta daiktai, blėt. Užteršia vandenius, sugadina kelnes užtrauktuką. Kelnių užtrauktuką, žinai, blėt. Nu nahui. Šiais metais su mama kalbėdamas, mama pasakė, kad man reikia gero kompiuterio. Kokio kompiuterio, ar tai yra laptopas ar stacionarus, mama nepasakė. Bet greičiausiai man reikės pirkti stacionarų kompiuterį, kuris man tarnaus po keliarių metų grįžus iš psichiatrinės ligoninės ir galėčiau su juo dirbti ir kurti vaizdo medžiagą. Tai va, norėjau pasakyti, kad man galbūt nusišypsos laimė kitais metais išėjus iš darbo Jogailos 12 įstoti į profesinės reabilitacijos mokymo programą. Ir galbūt man išeis per tą laiką susitaupyti pinigų kompiuteriui. Į profesinę reabilitaciją priimami tik tie žmonės, kurie yra oficialiai visiškai bedarbiai. Neturi jokio darbo. Tai vadinasi, man susiklostys aplinkybės, kad jau tuo metu turėčiau būti be darbo, galėsiu būti be darbo. Ir būtent tuo metu aš gausiu tokias pajamas, kad jų užteks nusipirkti kompiuterį. Ilgiausia profesinės reabilitacijos programa trunka nuo pusės metų iki 9 mėnesių. Ir per šį laikotarpį aš galiu susitaupyti apie virš 4000 eurų. Tai mano pirmas pirkinys bus iPhone 17 Pro Max. iPhone 17 Pro Max. Čia bus mano pirmasis pirkinys. Tada laptopas, jam per daug pinigų neleisiu. Ir trečiasis pirkinys yra kompiuteris. Man mama pasakė, tau reikia nusipirkti kompiuterį. Šiuo metu yra alternatyvos vaizdo plokštės vadinamos AMD. Bet kiek girdėjau, kad šita įmonė vieną kartą buvo bankrutavus, nes jos vaizdo plokštės buvo nepakankamai perkamos. Ir būtent šitos AMD vaizdo plokštės yra alternatyva geram kompiuteriui. Tai va, update'as. Pasirodo, nesusitaupysiu aš tų pinigų. Aš geriausiu atveju galėsiu susitaupyti apie 3000 eurų. Tarnyba mokės stipendiją dalimis, kuri yra šiek tiek daugiau nei 500 eurų. Bet reikės būti visas 8 valandas. Tai va. Nahui, blėt, praibalt savo laiką, blėt, visą vasarą, nahui. 6 savaitės praibalt, kad blėt, į tą dienos stacionarą nueičiau. Kibienį mat, blėt. Į tą dienos stacionarą sušiktą vasaros gatvėje labai reikėjo eiti. Nu ir ką, blėt, pramiegodavau, ateidavau 11 valandą, blėt, pavalgydavau, pasiimdavau vaistų ir išeidavau, blėt. Nu nahui man reikėjo tą dienos stacionarą ateiti, nu nafik man reikėjo to dienos stacionaro. Nu kokią naudą jis man davė, blėt, darbo neradau. Negalėjau darbo ieškotis, blėt, būtų mane priėmę, jeigu ne tas dienos stacionaras. Nu nahui man tas vasaros dienos stacionaras, nu blėt, nu nahui man jisai reikalingas buvo. Aš darbo negavau. Aš per tą dienos stacionarą darbo negavau. Nes kiekvieną dieną reikėjo važinėti į miesto centrą. Kiekvieną dieną su 2 persėdimais. Su 2 persėdimais reikėjo važiuoti į dienos centrą. Kiekvieną dieną. Ir dar užsiėmimus tos vaikščiot. Vaikščioti tos užsiėmimus, ble. Šūdo gabalas. Neįdomu. Aš pinigų negavau per tą dienos stacionarą. Įdarbinti negalėjau manęs. Aš įsidarbinti negalėjau. Ir dabar be pinigų sėdžiu. Be pinigų. Dėl to, kad nuėjau į dienos stacionarą. Ne cento man nesumokėjo, ne cento. Ir dar tablečių prikišo. Lietuva yra Rusijos teritorijoje. Tai yra didelė valstybė Rusijos teritorijoje, kurios plotas užima 5% Europos. Nu ne 5%, turiu omeny 5% Europos Sąjungos. Tai yra Lietuva. Vilnius yra Maskvoj. Vilnius iš tikrųjų yra Maskvos miestas. Čia yra Vilnius. Ir mano kelionės buvo po Lietuvos žemę, po Rusijos žemę. Ir ką aš mačiau, nieko nemačiau. O kelionės, pakalbėkime apie kelionės. Supranti, į tą dienos stacionarą reikėjo lankytis 6 savaitės kasdieną. Kasdieną reikėjo lankytis 6 savaitės. Kiekvieną dieną.